Energetikos teisės aktai. Kas svarbiausia? Sveiki, brangus žiūrovai. Šiandien kalbėsime apie tai, kas svarbu kiekvienam iš mūsų, bet apie ką retai susimąstome. Energetika. Tiksliau apie taisyklės, kurios galioja šioje srityje Lietuvoje. Nesvarbu, ar esate verslininkas, norintis statyti saulės elektrinę, ar tiesiog norite geriau suprasti, kaip veikia energetikos sektorius, šis video jums. Aptarsime svarbiausius Lietuvos energetikos dokumentus. Nuo pagrindinių įstatymų iki konkrečių taisyklių. Pradedam. Pirmiausia, pats pagrindas, ant kurio laikosi visa energetikos sistema – energetikos įstatymas. Šis įstatymas tai lyg konstitucija energetikos sektoriui, kuri nustato pagrindinius principus, veikimo tvarką ir žinoma valstybės politiką energetikos srityje. Nuo ko priklauso elektros kaina, kaip užtikrinamas energijos tiekimas, kokios yra atsinaujinančios energetikos plėtros gairės. Į visus šiuos klausimus atsakymus rasite būtent energetikos įstatyme. Energetika – ne tik kilovatvalandės ir megavatai. Tai ir dideli įrenginiai, sudėtingi procesai, o svarbiausia – žmonių saugumas. Būtent todėl techninė priežiūra ir saugos reikalavimai energetikos sektoriuje yra tokie griežti. Kalbame apie daugybę taisyklių, kurios apima viską, nuo įrenginių projektavimo ir statybos iki jų naudojimo, remonto ir patikrinimo. Čia kompromisų nėra ir negali būti. Dujų terminalas Klaipėdoje, naftos perdirbimo gamykla, Mažeikiuose tai tik keli pavyzdžiai objektų, kurie laikomi pavojingais. Ir ne veltui. Jų veikla susijusi su didelėmis rizikomis, todėl jiems taikomi ypatingi saugos reikalavimai. Pavojingų objektų saugos įstatymas – tai griežtos taisyklės, galiojančios visą jų gyvavimo laiką, nuo projektavimo ir statybos iki naudojimo, priežiūros ir netgi uždarymo. Penkta dalis – administraciniai nusižengimai. Taisyklės. Yra taisyklės. Taisyklės kuriamos tam, kad jų būtų laikomasi, o kai jų nesilaikoma, tenka atsakyti. Administracinių nusižengimų kodeksas numato atsakomybę už įvairius pažeidimus energetikos srityje. Nesvarbu, ar tai būtų nelegalus elektros naudojimas, ar saugos reikalavimų nepaisymas, už viską tenka atsakyti. Ir patikėkite, baudos tikrai nemažos. Šešta dalis – ES gairės žaliasis kursas. Lietuva – ES dalis, todėl mūsų energetikos sektorius neatsiejamas nuo ES politikos. O ES kryptis aiški – žaliasis kursas, kova su klimato kaita, perėjimas prie atsinaujinančių energijos šaltinių. ES direktyvos tai lyg kelrodė žvaigždė, kurie vadovaudamisi turime keisti savo energetikos sektorių, taupyti energiją ir mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro. Septinta dalis – reglamentų kūrimas. Jūsų balsas svarbus. Energetikos taisyklės tai ne kažkas pastovaus. Jos nuolat tobulinamos, atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkybės, technologijų pažangą ir žinoma žmonių lūkesčius. Institucijos, atsakingos už energetikos sektorių, nuolat rengia naujas taisyklės ir tobulina esamas. Ir čia labai svarbi jūsų nuomonė. Aštunta dalis – rezervinės atsargos, pasiruošę visoms galimybėms. Energetikos sektorius tai ne tik kasdienybė, bet ir pasiruošimas nenumatytoms situacijoms. O jų, patikėkite, gali pasitaikyti įvairių, nuo avarijų iki krizių. Valstybės ir rezervinės energijos atsargos – tai mūsų saugumo garantas, užtikrinantis, kad net ir sudėtingose situacijose nepritrūksime elektros ir šilumos. Energetika mūsų visų reikalas. Taigi, brangus žiūrovai, matote, energetikos taisyklės – tai nenuobodi tema. Tai pagrindas, ant kurio laikosi mūsų gerovė, mūsų saugumas, mūsų ateitis. Nesvarbu, ar dirbate energetikos srityje, ar tiesiog esate atsakingas pilietis, turite suprasti šios srities pagrindus. Tik žinodami savo teises ir pareigas, galime kurti tvarią ir saugią energetikos ateitį Lietuvai. Iki kitų susitikimų.